tiesiog įprasta Kyoto foto prekių parduotuvė. Pavyzdžiui, Nikonas ZF kainuoja 269 280. Va. Čia yra nauja aparatūra. Va, Z8 Nikonas kainuoja 539 550. Z50 kainuoja 149 490. Nauja išėjęs 50-ukas 1.4 kainuoja 73 260. Tai va tokios kainos. Čia ir yra, čia kalbant apie naują aparatūrą. Yra kainas irgi galit pasižiūrėti. Yra užtat labai įdomių dalykų, yra juostinių fotokamerų. Yra juostinių fotokamerų, kurios nėra jau labai čia brangios ypatingai ir jos tikrai čia bus visos kokybiškos, jos visos bus geros, jos visos bus patikrintos. F-mountai objektyvai 14-24 kainuoja 92 800. Ir čia jau yra naudotos kameros. Taip, šeštukas kainuoja 140, septintukas 164 kainuoja ir devintuko kaina Kyote yra 547. Veidrodžių kainos 610 kainuoja 65 000 grubiai, 700 kainuoja 46 000. Bet užtat jisai būklės yra kaip naujas. 810 kainuoja 99 000. Jeno aišku. Trečiukas kainuoja 44 800. Geras. Sony fanam. Sony kamerų kainos. Septintukas eras 425 000. Aha, septintukas. O kodėl septintukas šitas nelabai aš suprantu. Aš aišku apie Sony mažai ką žinau Sony, bet A7 kainuoja 292. A7 kainuoja 260 000. Leica negali kainuoti mažiau milijonų. Va. Milijonas, 1,5 milijono kainuoja Leica. Šešta, ketvirta Leikutė kainuoja. Ketvirta Leica kainuoja dar visai pigiai.